Sveiki, esu Nerijus iš auto pritaikymo ir turim situaciją tokią. Žmogus su vežimėliu, jisai gali apeiti automobilį, bet jis naudojasi vežimėliu ir jam yra pakankamai sunku yra su bagažinė. Žmogus nusipirko automobilį ir automobilė nėra automatinio atidarimo funkcijos bagažinės. Tai mūsų elektrikai padarė šitą funkciją, čia įdėjo mygtuką, čia atrodo viskas kaip iš fabriko. Tai dabar mes atidarom, paspaudžiam šitaip ir atsidaro bagažinę. Bet, o gal ir ateikit parodysit įdomų dalyką. Mūsų technikai, elektrikas padarė dar tokią funkciją. Jisai suprogramavo, padarė šitą mygtuką, jisai suprogramavo greičius. Ar jis nori lėčiau, ar greičiau. Nu, žiūrėkit, paspaudžiam ir jisai turi pradėti pipsėti. Vienas. Tai čia gaunas, kad jau pasigavo signalą. Čia pirmas greitis. Čia antras greitis, jeigu girdisi. O čia trečias greitis. Tai dabar, jeigu mes paspaustumėm bagažinės uždarimą, jisai pakankamai greitai nusileistų, bet mūsų elektrikas padarė, kad dar viską būtų galima ir ant raktelio, kaip iš salono. Ir pasakė tokį labai įdomų dalyką, kad jisai labai atsakingai daro ir labai stengiasi ir pirmoje vietoje yra saugumas. Dabar parodysiu to, ko nereikėtų daryti, bet pamėginkim. Tai saugumas yra numeris 1 tokiose vietose ir mes, kartais padarom tokius eksperimentus. Sėdė šičia, ten kažkokie veiksmai ir netyčia pasispaudžia mygtuką. Kad užsidaro bagažinę. Pasispaudžia ir jam ant galvos, pavažiuoja atgal. Tai viskas gerai. Tai jeigu būtų įdomus, atvažiuokit, parodysim daugiau.